Sveikos moterys. Šiuo metu aš gyvenu tokioj kalno papėdėj. Tai patikėkit, labai buvo sunku rasti kažkur aplinkui lokščią tiesią vietą filmavimams. Bet jeigu jau matysit, kad aš šiek tiek kampu, tai atsiprašau, gal kamerą netaisyklingai nustačiau. Bet manau, kad ne tai svarbiausia, kad turėtų būti viskas aišku. Ir mes kaip visą laiką pradėsim nuo tokio lengvo apšilimo klubam, viršutiniai nugaros daliai, atversim pečius, krūtinę, tada padarysim pilvo pratimų. Ir svarbiausias akcentas bus, darysim įtupstų, visokių pritupimų, atsistojus. Tai gerai, tai galim ir pradėti. Atsisėdam į padėtį 90-90. Tai kai keli klubai 90 laipsnių kampu, toks saulės ženklas. Ir tada skruzdėlytė vaikšto. Ir tada tiesią nugarą leidžiamės link priekinės pėdos. Taip, tai leidžiamės tiesią nugarą, einam į tempimą ir einam į ištempimą. Taip lengvai. Pradedam, žadinam savo kūną. Nežinau, ar po miego, ar po darbo dienos. Šita treniruotė tinka bet kuriuo paros metu. Taip. Dabar einam truputėlį giliau ir nebeišeinam pilnai iš tempimo. Būnam tam tempime, tik truputėlį jį atlaisvinam ir vėl einam į priekį. Taip, visai dinamiškas apšilimas turi būti. Kuriuo paros metu jums yra patogiau sportuoti, tai priklauso šiaip nuo jūsų organizmo. Nėra taisyklės, ar geriau sportuoti ryte ar vakare, kaip jums geriau, kaip jūs geriau jaučiatės. Nerekomenduojama, žinoma, intensyvesnio sporto prieš pat miegą, bet vakare po darbo, kodėlgi ne. Gerai, kita koja. Po kokių 10-15 kartų. Jaučiu, kad man truputį į kalną gaunasi šita pusė. Intensyvesnis tempimas. Gyvenam dabar su sporto komanda, su plaukimo komanda Turkijos kalnuose. Šiuo metu esam 2 km 800 metrų aukštyje. Pas sportininkus tada kraujas gerėja, būnant tokiam aukštyje. Nes čia mažiau deguonies yra, tai organizmas stengiasi kompensuoti ir gaminti daugiau kraujo kūnelių, toks natūralus, legalus dopingas gaunasi. Gerai, galim pagilinti. Gerai. Dabar atsisėsim į varlytę, keliai kuo plačiau. Ant alkūnių nusileidžiam, nugara tiesi, rotuojam vieną klubą, kitą klubą. Taip, stenkitės ne tik blauzdą lankstyti, bet įsivaizduokit, kaip šlaunis jūsų rotuoja aplink savo ašį. Jeigu norit intensyvesnio tempimo, eikit su dubeniu atgal. Jeigu norit švelnesnio, jeigu labai tarsi toks kirkšnų plėšimas, tai klubus veskit į priekį. Irgi po 10 kartų, labai aukštai nereikia, taip nekompensuojam per liemenį, per šonus. Dabar atsistosim į įtupsto padėtį. Galinės kojos sėdmuo sutrauktas ir pėda truputėlį į išorę. Vos. Ir tada stumiam dubenį į priekį, rankas aukštyn prasiražom. Grįžtam. Sėdmenį sutraukiam. Taip, tempimuose, mobilumo pratimuose visiškai negalioja ta taisyklė, kad kelis negali užeiti už pėdų pirštų.
Tegul eina ir kuo toliau, stumkit kuo toliau. Žastį prie ausų, mentės suvedam, krūtinę atveriam. Gerai, keičiam. Apie 10 kartų. Jėda, į išorę nepamirštam. Gerai, stojam ant 4. Vieną koją ištiesinam, priešingą ranką už galvos. Nusisukam ir atsisukam. Neatveriam. Iškvepiam viršui. Visų iškvepimų labiau kūnas atsipalaiduoja, labiau leidžia pasiekti didesnę amplitudę. Ir kitą pusę. Ištiesinam koją, ją į galą ir truputėlį į šoną. Taip. Ir katiną padarysim. Inicijuojam judesį nuo dubens, nuo kryžkaulio, riečiamės ir išsigaubiam. Žiūrim savo į bambą, tada išsirečiam, žiūrim pusmetrį į priekį. Vėl žiūrim savo į bambą. Pusmetris į priekį. Prasiražam, kaip gera prasiražyti. Jauskit ir vizualizuokit, kaip slankstelis kiekvienas juda. Visi slanksteliai. Nei vienas neužmirštas. Pajauskit, kur jums atrodo, kur mažiausiai juda. Ir ten dar paakcentuokit, ten sutelkit savo mintis ir judesį. Gerai. Dabar darysim pilvo presui. Pirmas pratimas bus padėtis ant 4, delnai po pečiais, keliai po klubais. Tik dabar pakelsim kelius porą centimetrų nuo grindų, pilvą sutrauksim ir keliam priešingą ranką, priešingą koją. Padarom po 10 kartų. Ir labai lėtai, labai ramiai, stenkitės nugarą išlaikyti tiesiai, delnus po pečiais, nestumdykit savęs atgal. Iš viso 20 kartų. Čia trukdžių yra, skrusdėlių. Neužmindyt. Gerai. Dabar gulsim ant nugaros, kojas iškeliam aukštyn, tiesios kiek patogu. Netempiam jų, tokios truputį atpalaiduotos. Ir rankas ištiesinam link pėdų ir su iškvėpimu
20 kartų. Pilnai negrįžkit, ant grindų nesigulkit, galva visąlaik pakelta, iškvėpimas viršui, smakras žemyn. Žiūrim savo iš šlaunys. Jeigu žiūrėsim į pėdas, atkelsim smakrą ir tada kaklas dirbs netaisyklingai. Gerai. Darysim žemą lentą dabar. Ir kaip visą laiką alkūnės, delnai, pečiai vienoj linijai. Pilvą sėdmenį sutraukiam ir dabar pakelsim koją, paliesim šonę grindis, grįžtam kitą koją po 10 kartų. Ir paskutinis. Aha, šitas toks varginantis. O. Gerai. Dabar rankos prie smilkinių ir kelsim ir sulenktas kojas ir pečių juostą aukštyn su iškvėpimu. Ir lėtai grąžinam. 20. Rankų nesukabinam už galvos, rankos prie smilkinių, nekilnoja rankos galvos, galva kyla, kaklo pagalba, pečių juosta kyla, pilvo preso pagalba. Tik nenumeskit kojų žemyn, o leidžiam, pilvas dar labiau dirba. Rankos atpalaiduotos, neįtempiam pečių. Pilvą tik tais įtempiam. Gerai, dabar padarysim šoninę lentą, kiek sudėtingesnė, bus pečių sričiai, bet lengviau koriui, nes jinai bus aukščiau šiek tiek. Tai dabar atremsim delną po pečiu, viršutinę koją iš priekio, apatinę iš galo. Pakylam ir tada lenkiam apatinę koją prie pilvo ir viršutinę koją prie pilvo. Kita ranka pakelta arba ant liemens. Padarom 10 žingsnių, 10 porų žingsnių. Delnas po pečiu, pilvas sėdmuo sutrauktas. Neskubam. Taip, rankytė vargsta. Gerai, kitą pusę. Taip, atsiremiam.
Pilvą sutraukiam, sėdmenis, viršutinę koją iš priekio būtinai. Kyla. 1, 2. Penki. kenčiam Rasą. Gerai. Nu ką, dar viena serija liko tokia. Gerai, dubinė ant kulnų, galva tarp rankų. Akimirkai atgaunam kvapą. Gerai, ir pakartosim. Pradėsim nuo padėties ant 4 ir kelsim priešingą ranką koją. Kuo ramiau, kuo lėčiau. Nekelkit aukštai, kad negriūtumėt. Kelkit tiek, kiek sugebėt nusileisti. Aha. Gerai. Nusileidimas turi būti toks kontroliuotas. Pažiūrėkit, aš visai ne aukštai keliu. Porą centimetrų. Priešinga ranka, priešinga koja. Pilvą sutraukiam, bamba link stuburo. Sportuojam dėl geros savijautos. Gera išvaizda turi būti pasiekmė. Tikslas gera savijauta. Kūrybiškumas, produktyvumas, energija. Gražus pilvo presas, sėdmenis ateina taip pasiekmė, o ne tikslas. Gerai, gulam ant nugaros. Kojas pakeliam su iškvėpimu. Po 20. Jauskit, kaip pilvas traukia. Pilvas traukia jūsų aukštyn, ne kas kitas, o pilvas. Žiūrim savo iš launis. Gerai. Žema lenta, šitas buvo iššūkis. Ir dėliojam koją į vieną pusę, į kitą pusę. Stenkitės, kad dėliot taip kojas, kad klubai nevirstų žemyn aukštyn. Pabandykit pakontroliuoti, kad kūno padėtis būtų tiesi, nepaisant kojų judesių. Tai yra pratimo tikslas. Po 10 kartų. 1, 2, 5, 6. Paskutinis. Gerai. Grįžtam ant nugaros. Rankos prie smilkinių. Kojos sulenktos. Nepamirškit, kad pratimas nesibaigia, kai pakilom. Baigiasi, kai nusileidžia. Įkvepiam, su iškvepimu kyla. Pastebėkit, ar nėra, kad viena koja
kyla greičiau už kitą. Ir pakontroliuokit, pataisykit. Tai gali būti ženklas, kad kažkuri pilvo preso pusė yra silpnesnė, kažkuri ženkliai dominuojanti. Darom 20 kartų. Dar 2, bent jau man. Darykit savo tempu. Jeigu ką, sustabdykit video. Jeigu per lengva ir darat greičiau, pabandykit geriau sulėtinti tempą, tada daug geriau raumenys įsijungs. Arba, jeigu vis tiek per lengva, darykit didesnį kiekį. Gerai, šoninė lenta. Atsiremiam. 10 žingsnių. 2. Penki. 5. Tikrai nelengva. Nei rankai, nei presui. Nežai kitą pusę. Atsiremiam. Du. 3. 5. Alkūnė tiesi. Vėl nestumdom savęs į šonus. Delnas po pečiu. Norisi griūti žemyn. Pakvėpuojam į nugaros apačią. Na ką, korą paruošiam. Dabar galim daryti įtūpstus. Gerai, dabar padarysime įtūpstų dalį. Į pradinė padėtis pėdos kartu. Atsistosiu aš šonu, kad geriau matytųsi. Taip. Ir priešinga ranka, priešinga koja. Hop, atgal. Iškeliam koją. Sukeičiam rankas. Tūpiant. Kelių kampai turi būti maždaug status. Pilvą švelniai sutraukiam. Kai pakylam, iškvepiam. Atraminę koją pilnai ištiesinam. Ir sutraukiam sėdmenį. Ir padarom iki 15 kartų. Fiksuojam padėtį viršui. Vos. Ir sukeičiam koją. Priešinga ranka, priešinga koja priekyje. Taip vaikštant, imituojam. Tarsi hiperbolizuotumėm žingsnio fazes.
Ir vėl negriūnam žemyn, pristatėm koją, paspaudėm klubų žemyn. Visur kontrolė. Gerai. Kojas dabar plačiau pečių, ganėtinai, gerokai plačiai. Pėdas į išorę. Ir dabar klubus leidžiam žemyn, išstumiam dubenį į priekį. Atgal klubai į priekį. Įkylam, sėdmenis stipriai sutraukiam. Įsitikinkit, kad nugara yra tiesi, o kelis žiūri pėdos pirštų kryptim. Ir svarbiausia yra ne kelį stumt į priekį. Tada daugiau apkrausim šlaunį ir kelio sąnarį. O mes norim apkrauti sėdmenį, klubus. Tai kuo daugiau amplitudė per klubus. Atgal dubuo ir į priekį. Mano kelis praktiškai virš čiurnos lieka. Ir atsispiriam. Gerai, iki 15 kartų ir kitą koją. Kita koja visą laiką tiesi. Žiūrėkit, kad liemuo žiūrėtų į priekį. Ir jauskit, kaip spiriatės nuo tos kojos, kurią lenkėt. Kita koja tik tais atrama. Tik pusiausvyrai palaikyti. Visas krūvis ant tos darbinės kojos. Vėl pafiksuokit padėtį viršui, iškvėpkit viršui. Gerai. Dabar truputėlį kojas siauriau, bet irgi plačiai. Plačiau pečių, pėdos irgi žiūri į išorę, ne per daug stipriai. Ir darysim pritupimus plačius su spyruokliavimu. Įtupiam, 3 spyruokliavimai ir atsistojam, sėdmenis įtempiam. Įtumpiam ir atsistojam, įtupiam. Maža, kontroliuota amplitudė. Darysim 10 kartų. Galim giliau šiek tiek. Gerai. Liuks. Dabar pakartosim šią seriją. Atsistojam. Įtupstai. Priešinga ranka, priešinga koja. Taip, žiūrėkit, ar ranka nueina gerai į galą. Kartais mes jas tiekiam, mosikuojam, bet tada ir neaktyvėja mūsų nugaros raumenys. Na, vien vaikštant netaisyklingai formuojame savo negražią laikyseną. Gerai. Dėkoju. Žiūrėkit į priekį. Stebėkit, kad priekinis kelias negriūtų į vidų. Visų įtupstų variacijose kelis lieka virš čiurnos.
Gerai, kojas plačiai, šoniniai įtupstai, pilvas aktyvus, padaužomaris kietas. Jeigu ne, jau po padaužymų pilvas pasąmoningai įsitempia. Tai prieš tokius funkcinius pratimus rekomenduoju pasidaužyti. Iki 15 kartų. Gerai, kita pusė. Gerai labai sportuoti lauke. Tai jeigu turit galimybę, jeigu ne žiema, tai eikit į lauką. Buvimas lauke po 20 minučių mažina streso lygį. O jeigu dar pasportuojam, dviguba nauda. Gerai. Dabar kojas siauriau, spyruokliavimai. Mentės atgal, kai atsistojam. Na, pasidarom savo tokį iššūkį ir padarom 15 kartų. Stebėkit, kad keliai neskaudėtų. Jeigu eina krūvis į kelius, nors atliekat taisyklingą pratimo techniką, vadinasi silpnokas šlaunies raumuo. Tai rekomendacija būtų pastiprinti izoliuotai šlaunies raumenį. Jeigu kažkam yra toks diskomfortas, tai parašykit ir mes pasiaiškinsim ir duosim patarimų, kaip tai pakeisti. Gerai. Na ir, kad jau kojas taip apkrovėm, prasitempsim truputį. Tai vieną koją ištiesinam ir pėdą laikom į save. Nugarą išlaikom tiesą. Ir pajaučiam tempimą arba šlauny, arba pakinklėje, arba blauzdoj. Kur labiausiai tempimą jaučiat, ten vadinasi jūsų yra problema, jūsų didžiausia įtampa susikaupia. Apie pusę minutės ir tada pakeičiam. Pėda į save. Kaip gera. Kaip gera, kaip gera. Kažkaip tokiom akimirkom jautiesi labai labai gyvas. Gerai. Dabar vieną koją užkeliam ant kitos. Ir va štai va paspaudžiam dar kelią žemyn. Įtupiam, čiurną ant kelio ir pakvėpuojam. Ir paspauskit daugiau kelio viršutinę dalį, taip arčiau šlaunies. Šlaunį spauskit, bus sveikiau. Pajauskit tempimą viršutinės kojos klubo vietoje, segmens vietoje. Gerai, kitą pusę. Wow. Kiek daug padarėm šiandien. Kiek daug padarėm. Kaip gera.
Gerai, ir šlaunis. Šiandien šlaunis tikrai dirbo. Tai pasiimsim koją iš už nugaros ir sutraukiam sėdmenį. Taip, ir neišėčiam nugaros, tada netems. Tai sutraukiam ir pilvo apačią. Tada šlaunis daugiau tempsis ir suglauskit kelius. Čia atgal. Ir čia kvėpuojam į pilvo apačią. Nebūtina laikyti čia balanso, jeigu reikia, galite prisilaikyti prie sienos, prie kėdės. Taip, čia mūsų tikslas yra tempti. Svarbu, kad būtų komfortas. Tempimo pratimuose labai norėčiau, kad jaustumėt komfortą, netemptumėt per stipriai, turi būti malonu, gera. Kaip dabar, gera pasportavus. Gerai. Ir dabar kojas statom plačiai, vėl pėdos į išorę, rankas iš už nugaros sukabinam ir leidžiamės tiesiai nugarą žemyn. Ir palaikom. Vėl kvėpuojam į pilvo apačią. Aha, jauskit savo kūną. Kvėpuot beveik į labai daug kūno dalių galim. Nuleidžiam rankas, apsikabinam vieną koją. Nueinam, apsikabinam kitą koją. Grįžtam į centrą, lėtai pakylam. Ir viskas, tikiuosi ir jums taip gera kaip ir man. Ir susitiksim tada jau kitą kartą. Nepamirškit sportuoti, judėti, gerti daug vandens, sveikai valgyti ir mylėti save. Iki.